Tarybos narys Viktoras Trofimovas, pareiškimas. Veikiam. Gerbiami panevėžiečiai, tarybos nariai, savivaldybės administracijos darbuotojai. Nebesu savivaldybės tarybos frakcijos Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai narys. Kolegos priėmė sprendimą pašalinti mane iš frakcijos, nes nenorėjo girdėti kitokios nuomonės. Gerbiu kolegų sprendimą ir linkiu įgyvendinant priešrinkiminius pažadus ir Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos rinkiminę programą. Tikiu, kad mažiau pastangų skiriant kovoms dėl kėdžių, postų ir priedų prie algų, pavyks jums garbingai tesėti panevėžiečiams duotus pažadus. Nepaisant to, esu Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos narys ir svarbiausia, panevėžiečių bendruomenės narys, todėl pareigingai toliau dirbsiu savivaldybės taryboje, vykdydamas duotą tarybos nario priesaiką ir stengsiuos, kiek mano jėgos ir galimybės leidžia, įgyvendinti Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos rinkiminę programą. Toliau sieksiu, kad tiek partijos Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai, savivaldybės tarybos nariai, tiek kitų partijų tarybos narių teikiami siūlymai maksimaliai atitiktų mane delegavusios partijos rinkiminėms programos nuostatoms. Per trumpą šios valdančiosios daugumos laikotarpį buvo bandyta ir yra bandoma pateikti savivaldybės tarybai sprendimus, netitinkančius dešiniųjų partijos nuostatų. Buvo rengiamas tarybos sprendimas didinti mokesčių naštą verslui, Paltaroko gimnazijos ir Lipniūno mokykloms buvo bandyta sumažinti savarankiškumą, tačiau priešingai paskirti milijonai valdininkų priedams už tariamus papildomus darbus. O dabar skaldoma Panevėžio bendruomenė susvarstoma švietimo reforma, kurioje nėra išsamios švietimo kokybės analizės ir ilgalaikės strategijos. Deklaruojamas lėšų taupimas uždarius mokyklas yra švelniai tariant tik tušti žodžiai, nes mero iniciatyva jau svarstomas blaivyklų atidarimas, o skiriami milijonai priedams prie administracijos vadovų ir darbuotojų algų patiems nežinant už kokius papildomus darbus, akivaizdžiai prasilenkia su teikiamais vadinamaisiais taupimo siūlymais. Nepritariau tokiems politinio buldozerio siūlymams, turėjau kitokią nuomonę ir ją turėsiu. Manau, kad didžiausia atsakomybė už aukščiau minėtus ir netitinkančius rinkėjų lūkesčių ir poreikių sprendimus, kurie prieštarauja ir partijos Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai Panevėžio skyriaus programinėms nuostatoms, tenka savivaldybės administracijos vadovai, savivaldybės administracijos direktoriai Kristinai Vareikienei. Pasitikėjimą gali turėti tik tarybos narių siūlymus girdintis administracijos vadovas, kuris neteikia tarybai įstatymams prieštaraujančių sprendimo projektų, bei juos pateikia laiku ir kokybiškai parengtus. Tik tvirtas, save gerbintis ir kitų pagarbą turintis administracijos direktorius gali pats atsakyti į tarybos posėdyje narių užduotus klausimus. Dabargi dažniausiai vadovė linkusi slėptis už pavaldinių nugarų, iš kuklumo ar dėl nekompetencijos atsakyti paklausimus dažniausiai perleisdama savo pavaldiniams. Suskaudama širdimi žvelgiu į normą tampančius dalykus. Teikiami tarybos sprendimai prieštaraujantis teisės aktams, skuboti siūlymai numatyti 200 milijonų litų šiukšliadėžėms, Laisvės aikštės dangos, trinkelių pakeitimai ir panašiai, Panevėžiui pragaištingi. Kadangi man tarybos nario priesaikos žodžiai ginti viešą interesą, prioritetu laikyti miesto bendruomenės poreikius, ne vien skambios frazės, jaučiu didžiulę atsakomybę už tai, kas vyksta miesto savivaldybėje ir laikau savo pareigą užkirsti kelio mano nuomonę neatsakingiams veiksmams, galimai pažeidžiantiems miesto bendruomenės interesus. Todėl teikiu savivaldybės mero tarybos sprendimo projektą, kuriuo reiškiu nepasitikėjimą administracijos direktorė Kristina Vareikienė ir prašau jūsų visų miesto tarybos narių supratimo ir palaikymo ją atleidžiant. Ačiū labai.